Sveiki, esu uždarų patalpų golfo klube Golfin. Visų pirma, norėčiau paprašyti jūsų prenumeruoti mūsų YouTube kanalą Golfin Vilnius. Golfin golfo klinikos užduotis – taisyklingai išmokinti žaisti jūs golfą. Šiame video duosiu jums labai svarbių patarimų, iki kokios vietos aš turiu užsimoti tam, kad mano kūnas būtų tinkamai pozicijoje ir kad aš būčiau tinkamai pasiruošęs nusmūgiuoti golfo kamuoliuką ir išvystyti kuo įmanoma didesnį greitį. Kitas svarbus dalykas yra, kaip aš turiu būti, kaip mano kūnas turi būti pozicionuotas smūgio metu ir koks turi būti lazdos išėjimas. Čia yra labai svarbus elementai tam, kad jūs sukontroliuotumėt savo lazdos galvutę, o žinoma, tuo pačiu sukontroliuosit trajektoriją ir smūgio kontaktą. Nieko nelaukiant, pasiemam taisyklingą gripą, taisyklingą stovėseną ir pradėkime. Svarbus elementas užsimojime yra, kad mes turime pasisukti su klubu ir mano svoris turi būti ant dešinės kojas. Išvenkite štai šitų judesių ir štai šitų judesių. Kitas būdas užsimoti yra likti šiek tiek daugiau ant kairės kojos. Svarbiausias elementas yra svorio nepermesti smūgio metu ant dešinės kojas. Teisingai, teisingai, neteisingai. Tai reiškia, mes užsimosim ant kairės kojas ir mes smūgiuosim ant kairės kojas. Čia yra labai svarbus jums patarimas. Kalbant apie patį užsimojimą, iki kurios vietos jūs turite užsimot, tai pasiimkite lazdą su kairė ranka ir užsimokite. Jūs turite užsimoti iki tos vietos, kada smakras liečia kairį petį ir išlaikau su kairė ranka lazdą. Tai reiškia, kaip jūs matote, mano riešo padėtis yra tiesus ir jokių tokių kampų nėra. Neteisingai, neteisingai. Tai reiškia, aš laikau tvirtai lazdą. Kitas svarbus dalykas, ar jūs turėsit ant kairės kojas ar ant dešinės, užsimojimas išlieka visą laiką vienodas. Ir turite visą laiką įsivaizduoti, kai jūs užsimojat, jeigu jūs tiksliai esate užsimoję, jūs pilnai iš dešinės rankos sugebėtumėt pataikyti golfo kamuoliuką. Teisingai, neteisingai, neteisingai. Jeigu mano dešinė ranka bus per daug į vidų, per aukštai, aš jau neaktyvuosiu riešo ir mano kamuoliukas tikrai nenulėks taip toli, kaip aš norėčiau. Tai užsimojimas yra gan paprastas, atsistoju, pakeliu lazdą, smakras liečia petį, išlaikau lazdą, dešinė ausis, kairė ranka, reiškia, aš esu tinkamai pasiruošęs nusmūgiuoti golfo kamuoliuką. Tinkamai ir aiškiai jums išaiškinau, kaip taisyklingai jūs turite užsimoti ir iki kurios vietos, dabar jums rekomenduoju pasiimti lazdą. Štai taip. Ir padaryti užsimojimą. Dabar vienas svarbiausių elementų yra, kad aš turiu nukeliauti ant kairės pėdos kulno ir ant dešinės pėdos priekį. Tai reiškia, aš turiu būti štai tokioj pozicijoje smūgio metu. Tai reiškia, kad aš galėčiau tinkamai įjungti dešinį riešą. Tai kaip jūs matot, mano golfo lazda stovi štai tokioj vietoj, nei tokioj vietoj, nei tokioj vietoj. Užsimoju. Pasisuku. Kaip matot, kairė ranka lygiai su kamuoliuku ir dabar dešinys delnas smūgiuos į kamuoliuką iš viršaus į apačią, o ne iš apačios į viršų. Čia yra labai svarbus elementas tam, kad jūs sukontroliuotumėt savo lazdos galvutę. Be šio veiksmo jūs nenumušit kamuoliuko tiesiai ir galbūt jūs išvis jį nepataikysit. Kitas svarbus elementas yra, kaip mano klubas, kaip mano kojas turi dirbti smūgio metu. Tai reiškia, jeigu jūs būsite ant kairės pėdos kulno ir ant dešinės pėdos priekio, jūs galėsit sukti klubą, ištiesti koją ir nusmūgiuoti kamuoliuką dar stipriau. Bet jeigu jūs būsite ant pėdų priekio, jūs man suksit
kelius ir suksit sėdmenis. Ir automatiškai jūs nesukontroliuosit savo golfo kamuoliuko. Tai visiems rekomenduoju vieną kartą gyvenime išmokti taisyklingus golfo pagrindus ir abėcėlę, tam, kad jūs galėtumėt tinkamai nusmūgiuoti golfo kamuoliuką. Be šios abėcėlės neišrasdinėkit golfo, nes jau technika golfo yra išrasta seniausia. Pabaigai, rekomenduoju daugiau laiko skirti golfo pagrindams ir paprastesniam golfo judesiui, tam, kad judesys būtų jums aiškesnis. Kitas svarbus dalykas, palyginkite 3 golfo žaidėjus – Tiger Woodsą, McEnroe ir Justin Thomas. Ir pasižiūrėkit, kaip jie smūgiuoja smūgio metu ir pamatysite, kad technikos yra skirtingos, lazdos galvutė ir smūgio principas yra vienodas ir jie kiekvienas į savęs turi savo golfo judesį, kurį gali atkartoti. Tad visiems linkiu tikslių ir paprastų golfo pagrindų.